Sveiki. Šį kartą pakalbėsime apie dar vieną gana plačiai Lietuvoje paplitusią augaliuką, kurį galite rasti praktiškai kiekvienoje sodyboje, prie kiekvieno namo, šienaujamuose, pjaunamose pievose, šalia medžių, šiek tiek pavėsyje. Jinai auga praktiškai visur. Tai yra, pakalbėsime apie šliaužiančiąją tramažolę. Dabar kaip tik aš jums ją parodysiu. Štai ji. Dabar taip apšviesta, dingo saulutė, bet buvo taip apšviesta tarsi kokiam teatre. Būtent visos šviesos nukreiptos į tramažolę. Labai įdomiai atrodė. Baisiausia yra tai, kad liaudyje vadinama tramažolė buvo labai baisiais pavadinimais. Buvo vadinama vočiažolė, raskažninku, pataisėliais, valkata šniūrininkė. Įsivaizduojat, atrodo, kad žmonės tiesiog nekentė šitos žolytės, nors jinai nieko blogo nėra padarius. Taip, jinai gana stipriai lenda į gėlynus, į daržus mėgsta lysti, bet apart to jinai tikrai nieko blogo nėra padariusi, kad užsitarnautų tokį baisų pavadinimą valkata šniūrininkė, įsivaizduojat. Liaudyje, aišku, visokių tų pavadinimų, kam kaip susirodė, kam kaip susišvietė tuo momentu, taip ir užvadino ir paplito paskui. O iš tikrųjų, tai yra šliaužiančioji tramažolė, dabar jau toks gražus pavadinimas. Gerai, kad nepavadino valkata šniūrininkė. Tai latiniškai jinai vadinasi Glechoma hederacija. Hederacija, tas rūšies epitetas reiškia, kad kaip gebenė. O čia mes šalia kaip tik neatsitiktinai parinkau tokią vietą, kur pas mus auga gebenė. Gebenė lipikė. Jinai šiais metais tik tai labai kažkaip apšalo ar pasigavo kažkokią grybinę ligą ir labai daug jos netekom. Bet palyginimui gebenė lipikė, jinai irgi kabinasi į medžius, čia į trešnę pas mus jinai kyla aukštai. Tai dėl to, kad primena kaip gebenė, šliaužia, lipa visur, tai dėl to ir pavadinta latiniškai tokia kaip gebenė. Dabar kuo yra ypatinga tramažolė? Iš tikrųjų, pasakysiu atvirai, man jos kvapas yra baisus. Aš, pavyzdžiui, nežinau, kas turėtų atsitikti, kad aš ją dėčiau į salotas, nors kai kurie tikrai deda pavasarį anksti, deda tos jaunus lapukus salotom paskaninti, nors man tai yra nelabai suprantama, bet aš labiau dėl pasisveikatinimo dėčiau ją į salotas. Kvapas yra baisus, net nežinau su kuo palyginti. Niekada gyvenime, nežinau, nenorėčiau arbatos daryti ar kažko. Bet iš tikrųjų vaistinės šio augalo savybės yra nuostabios. Ir dar kitas panaudojimo būdas, kurį aš sugalvojau praeitais metais, tai yra aš pritrūkau svyrančių augalų, vienmečių augalų kompozicijose. Ten į vazoniukus, kai susodinam vienmetės gėlės kažkokias, tai norisi, jeigu kažkur kabinam vazoną, norisi, kad būtų dar ir svyrančių augalų. Tai aš buvau sugalvojusi tiesiog tą tramažolę įsodinti į vazoną ir kad jinai taip gražiai svirtų žemyn. Pradžiai viskas buvo puiku, nuostabiai atrodė, sviro žemyn. Bet paskui pasigavo miltligę, matyt, per daug ten buvo drėgmės ir per daug pavėsio ir dėja, bet nepasiteisino man jinai kaip svyrantis augalas. Jeigu ant saulės galbūt būtų buvę kitaip, tai galite išmėginti, jeigu neturite kažkokių svyrančių augalų, vienmečių augalų kompozicijoms papildyti. Jinai ne tik Lietuvoje labai paplitusi, bet ir pasaulyje. Galim surasti ir Europoje, ir Kaukaze, ir Sibire, ir Azijoje, ir Šiaurės Amerikoje netgi. O įdomus dalykas tas, kad Šiaurės Amerikoje jinai paskelbta vienu agresyviausių invazinių augalų. Čia pas mus jie yra tikrai neinvazinis, čia yra vietinis augalas nuo senų laikų, augantis pas mus Lietuvoje. Bet Šiaurės Amerikoje matyt netyčia pakliuvo su kitais augalais ar su žmonėmis, pakliuvo jos seklyčių ir ji išplito gamtoje labai baisiai ir tapo invaziniu augalu. Tai jinai tiesiog daug ką stelbia ten ir kelia problemų. Mums tai yra keista girdėti, nes pas mus ji tikrai tokių problemų nesukelia. Taigi, jeigu norėsite
pasirinkti, tai ieškokite visur apleistose sodybose, prie namų, kažkur tai pakelėse, na tikrai nesunkiai rasti ir atpažinsite palei tuos violetinius žiedukus ir palei šliaužiantį tokį stiebą. Jeigu yra kur šliaužti, jį šliaužia, jeigu yra kur kabintis, jinai mieliau kils į viršų ir kabinsis, na tiksliau priglus prie kažkokio tai vertikalesnio tokio statinio ar medžio. Žydi jinai paprastai balandį iki birželio kažkur, tai jeigu norite pasirinkti vaistams, tai geriau yra rinkti, kol jinai žydi. Geriausia to momentu rinkti. Kuo jinai yra ypatinga kaip vaistinis augalas? Iš tikrųjų, tai pavadinimai tie vočiažolė yra ne šiaip sau, dėl to, kad jinai buvo gana plačiai naudojama ir išoriškai, tai yra ant įvairių vočių, žaizdų, tikrai jau tokioms ir sunkesniems žaizdoms ir, sakydavo, pavilgai, kad padėdavo žmonėms. Kitas momentas, jinai labai yra vaistinga ir labai svarbus augalas nuo įvairių plaučių ligų, tai yra nuo įvairių bronchitų, kosulių, net ir kai jau kosulys labai senėjęs ir jau kai krauju kostima, sako, kad tada jau reikia gerti tramažolę. Jeigu jau nieks nebepadeda, taip sakant, jau tada bent jau gal tramažolė padės. Tai baisiai pavadinta, jinai valkata šniūrininkė, bet iš tikrųjų kaip vaistinis augalas tai yra labai labai svarbus augalas ir labai, ypač žiemą, ypač peršalimų metu, būtinai reikėtų jį turėti. Yra vienas niuansas, jinai yra šiek tiek nuodinga, bet dideliais kiekiais vartojant. Jeigu jūs ten arbatėlių pagersit kurį laiką saikingai, tai tikrai nieko neturėtų nutikti. O kas bus, jeigu vartosite per daug, tai tiesiog gali kilti tada širdies ritmo sutrikimų kažkokių, galit pradėti labai prakaituoti, na ir tokių visokių simptomėlių atsirasti, tai jau supraskit, kad jau laikas tada su tramažolė sustoti ir bent jau kurį laiką jos nebevartoti. Nors iš tikrųjų tie švieži lapukai, tai jie ir salotom, ir troškiniam tikrai gali būti naudojami, kol dar nežydi, tie jauni lapukai tikrai galite įsidėti ir tuos žaliuosius kokteilius šiek tiek. Jinai ir apetitą gerina, ir visokiem ir anoreksikam anksčiau irgi duodavo, nes, aš maniau, kad anksčiau nebuvo tokios ligos kaip anoreksija, bet pasirodo, kad ir senais laikais visko būdavo ir tokiais atvejais tiesiog jeigu žmogus ir nelabai valgydavo ir nelabai maisto mėgdavo, tai tramažolė šiek tiek pagerindavo apetitą ir skatindavo daugiau valgyti. Na tai taip, pagrindė jinai įvairioms plaučių ligoms, bronchitams, bet ne tik, žinokit, ir išoriškai, kaip minėjau, ir odos visokioms ligoms, žaizdoms, bet jinai taip pat labai naudinga ir jeigu turit problemų su kepenimis, jeigu turit problemų su šlapimo pūsle, tai irgi galite į mišinį įdėti šį komponentą. Įdomu tai, kad jinai gali kažkiek pagelbėti net ir po kaulų lūžių. Sakykime, jeigu kažkur susilaužėte kaulus, tai aišku, pirmiausia reikėtų važiuoti, peršvesti rentgenu pas gydytojus, viskas tvarkoja, čia be kalbų. Tikrai lūžus kojai neikite pasiskinti tramažolės. Atsiprašau, truputėlį susijuokiau, bet, taip juokingai gal nuskambėjo su to, kad padeda kaulų lūžiams, bet jau po visko, kai atsistatinėja, sakykime, būna vietų ir kur gipsas nelabai gali padėti, ta prasme tiesiog reikia ramiai būti, nejudėti ir po truputį gyja. Tai tiesiog ant tokių vietų galima tos pavilgus dėti tramažolės, nes jinai skatina to kaulinio audinio regeneraciją, atsinaujinimą ir galbūt greičiau padės sugyti tam kauliniam audiniui. Tai va čia ne kaip pirmoji pagalba, bet kaip antroji pagalba. Taip, kas dar? Tulžies pūslės ligoms taip pat gali būti vartojama.
veikia tonizuojančiai. Tai yra taip pat labai svarbus vaistas slogai, sinusitui, kai jau įsisenėja sinusitas, va irgi, kai jau nieks nepadeda, tai jau tada griebkitės tramažolės, galbūt jinai dar padės. Tikrai va būna žmonėm, dažnai sinusitų serga, dažnai kamuoja tos problemos, tai tikrai atkreipkite dėmesį į tramažolę, galbūt turėtų padėti. Dar vienas yra įdomus dalykas, kad aš pati nevartoju alkoholio, bet anksčiau gamindavo vis tiek ir tą alų ir jinai veikdavo panašiai šiek tiek kaip ir apinys, jinai ir tokio kartumo suteikdavo alui ir taip pat padėdavo apsaugoti nuo gedimo ir taip pat praskaidrindavo kažkiek. Tai čia toks įdomus tiesiog faktas, galbūt kituose gėrimuose jums taip pat pravers tramažolė, jeigu gaminsite kažką. Tai va. Tai tiek šiam kartui. Ačiū, kad žiūrėjote. Tikrai kviečiu pasirinkti šios vaistažolės, nes niekada negali žinoti. Gal žiemą bus koks bronchitas, sinusitas ar sloga ar dar kas nors, tai tikrai turėtų praversti šis augaliukas. Va, aš kaip tik atsiguliau prie jos. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Ačiū, kad spaudžiate patinka, ačiū, kad pakomentuojate. Taip pat kviečiu užsiprenumeruoti kanalą Gamtos poezija, jeigu norite gauti pranešimus apie kitas laidas, kad nepraleistumėte. Ir kas norite, taip pat kviečiu paremti šį kanalą Patreone, nuoroda bus aprašyme. Tai šiam kartui tiek, būkite sveiki, nesirkit ir domėkimės, kad ištikus nelaimiai žinotume, ką daryti. Iki.